σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικό. Wow, kaip fainai. O taip. Kaip pasisekė man. Wow. Ačiū ponas, gerai. Ačiū. Skanaus. Rytinis ritualas su Panathinaikos himnu. Kokie planai šiandien? Greičiausiai išsimaudysim, pažiūrėsim. Šiaip laipsnių kokie sakė 14 turėtų būti jūroje, bet mum tokiem vyram tai čia... Kas čia? Jo. Nu nesvarbu, gal ir ne šiukšlės, bet lauktuvių mamai. Ir varysim į Pao Olį. Žiauriai fainai turėtų būti. Ir parėkusim, dar nenusprendėm už kurią komandą, bet realiai galim tik už vieną rėkut, nes kitaip, kažin ar gyvi liksim. Nu gerai, šitas jau tikrai mūsų. Modernus, viskas tvarkingai, smagiai. Atėjom prie jūros. Nu va, kaip gražu. Jau galim namo eit, man atrodo. Ačiū Dievui. 3. Sausio mėnesį varom maudytis, o tai... Žiemą išsimaudėm. Kokia vandens temperatūra? Nu kokie 10 laipsnių. Bet karšta, ką žinau. Jo, šiltoka. Mačiau žmonės. Mums karšta. Kameiną, bet jie jau kokias, nežinau, 30 minučių kaip minimum tenai. Jiem jau geriau 10 laipsnių vandenį maudytis, negu čia krante stovėt su žieminės striukėm. O, nu va ir pietus atėjo mūsų. Valandėlį. Atėjom į taikos ir draugystės areną. Ir šiandien šitoje arenai loš Olympiakosas. Labai keista, niekur prieit negali, kaip ir logiška dėl to, kad Panathinaikos fanai numištų visą areną turbūt. Kadangi Olympiakos arenui nėra tualetų, tai per pertraukas visi čia ateina. Labai protingai pas Olympiakosas stadione viskas padaryta. Yra taikos ir draugystės arena, kurioje niekada nebūna nei taikos, nei draugystės ir iš karto turim ligoninę. Viskas labai protingai sudėliota. Stadionas yra toliau. Spėjom. Bet pažiūrėsim, ar visi spės. Varyk, šuniukai! Davai! Nu kaip manai, Pauliai, kokioj srity jisai dirba? Aš tai spėčiau balandžių dresuotojas arba prižiūrėtojas. Arba maitintojas dar gali būti. Kaip manai, ką jis jam duoda tiem balandžiam? Aš tai manau, kad IT žmogus dirba tiesiog. Second game time. Atrodo biškai kaip dėjus su tą maikę, bet aišku, Paulius irgi turės maikę tokią pačią. Čia mūsų iš esmės vienintelis gyvybės draudimas. Nieks daugiau nepadės. Tai va, privalom palaikyti tam tikrą komandą. Žaliai baltus. Ja, žaliai baltus. Aišku, aš turiu labai dėlis lūkesčius, tai galbūt labai nusivilsiu, bet nemanau. Turėtų būti labai gerai. Bet kuriuo atveju bus žiauriai geras šis mačas. What are your thoughts about upcoming Panathinaikos Olympiakos basketball game? I don't know the other team. I will enjoy every minute of it. I love a green color. I think Panathinaikos is going to win by 6 points. I wish for everyone to have a pleasant time. Avoid the ultras at any cost, even at the cost of your life. Okay. Because there is a cost of your life. And I don't know if you have life insurance and if it's valid in Greece, so this is important. Praėjom į Panathinaikos areną, nu ir Paulius rado savo pramogą iš karto. Kaip netikėta, ne? Ralis prasideda!
High five! High five! High five! Let's go! High five! Easy! Žalia, balta, žalia, balta. Gausiai galvo. Šiaip žiauriai patiko, nes buvo intriga ir šiaip atmosfera, nu, Paulius pakomentuos pačiau. Į vienus vartus nėra ką lyginti su Žalgirio. Wow, ta prasme, tikrai... Turėjom čiuvaką skanduočių enciklopediją šalia mūsų, tai susibazarino, tai biškį pamokė. Nu, jis labiau translatorium dirba, bet ten visos skanduotės N18. Šitos maikės labai išgelbėjo, čia gyvybės draudimas realiai iš to arenai. Aplinkui Hebra labai maladės, kol palaikai tą pačią komandą. Faini, tikrai labai rekomenduoju. Jeigu turit pažįstamų Atėnuose, paprašykit, kad bilietus paimtų. Nes yra reikalų, bet worth it, just do it. Šitam biškai, kad negausim, kad nepraeisim, bet we did it, so. Jeigu mes galim, tai ir jūs galim. O dar grįžtant prie to, kol palaikom komandą, tai mes kadangi geri palaikytojai, tai mes jiem patikom netgi labai. Jo, pitakai smušėm ten jo papan. Eina viskas. Čia šiam, eina Konstantinopolis įskambino, aš jam neatsiliepau. Okay. Kada, čia Paulius mankštas prieš miegą. Šiaip tai labai juokingai atrodo, bet jisai daro, kad jam nugaros neskaudėtų, nes jau sakė, pradeda nugaras skaudėti. Tai nušaunuolis, Pauliu, judėk toliau. Kas čia, Pauliau, seni, nu? Su kuo čia žmona išdavinėjai? Atamanas atėjo. Good night.